Sveiki, mano vardas Julius. Aš neseniai sudalyvau Algirdo Karaliaus fotoskaitymo kursuose ir pasidalinsiu savo patirtimi apie juos. Tačiau prieš pasidalindamas savo patirtimi apie Algirdo Karaliaus kursus, norėčiau trumpai papasakoti apie tai, kodėl aš pasirinkau ir kaip pas mane buvo anksčiau su pačiu knygų skaitimu. Visų pirma, labai retai ir labai lėtai skaičiau knygas. Ir buvau labai užimtas, dėl to dažniausiai tiesiog nerasdavau laiko knygoms skaityti, vis atidėliodavau ir knygos tiesiog gerdavo bereikalingai dulkes mano lentynose. Jeigu jau ir surasdavau laiko paskaityti knygas, tai paprastai užmigdavau po kelių arba keliasdešimties puslapių. Labai dažnai vieną knygą skaitydavau net keletą mėnesių. Sunku būdavo susidaryti bendrą vaizdą apie knygą ir apskritai, ką autorius tuo norėjo pasakyti. Nemokėjau atsirinkti, ar apskritai man ta knyga šiuo metu yra reikalinga gyvenime, ar tai yra laikas ją skaityti. Taip pat dažniausiai knygų nebaigdavau skaityti iki galo ir dėl to graužiausi. Ir kokiųgi rezultatų aš pasiekiau. Štai čia jūs matote 32 knygas, kurias aš visas perskaičiau per nepilną mėnesį. Ir turint omeny, kad tam skiriau tik tai 60 valandų, vidutiniškai po 2 valandas knygai, visai neblogas rezultatas. Taip pat rezultatas yra toks, kad kiekvienai šitų 32 knygų yra nupieštas spalvotas mind map konspektas, kurį aš piešiau su spalvotais flomasteriais. Taip pat jis yra labai naudingas tiesiog per kelias minutės prisiminti, apie ką buvo knyga. Ir taip galima patikrinti, kad aš iš tikrųjų tas knygas skaičiau. Taip pat pasiekiau savo asmeninį rekordą, perskaičiau 10 knygų per vieną dieną. Ir dabar jūs ekrane galite matyti, kaip atrodo 10 mind mapų, būtent šitoms 10 knygų. Taip atrodo likusių 21 knygų mind map konspektai. Kaip matote, kai kurie iš jų labiau detalūs, kiti mažiau detalūs, bet svarbiausia yra tai, kad juos po to labai patogu naudoti. Taip pat išbandžiau nemokamą MindMap programą. Jų galima įvairių parsisiųsti nemokamai iš interneto. Su jomis patogu papildyti, keisti, kopijuoti bei adaptuoti ateities poreikiams. Patogu po to naudoti prezentacijoms ir kitiems tikslams. O štai taip atrodo mano kompiuterinis MindMapas. Ir rezultatas yra toksai, kad jaučiu, kad atgavau galimybę neatsilikti tiesiog nuolat greitėjančiame gyvenimo tempe. Jaučiu, kad galiu greitai įsisavinti didelius kiekius informacijos, juos sistemizuoti, struktūrizuoti ir tikrai geriau žymiai atsiminti. Taip pat nebeliko sąžinės graužimo, kad nebeskaitau knygų, o svarbiausia, vėl grįžo noras skaityti knygas. Taigi, kas pasikeitė ir kokia nauda iš Algirdo Karaliaus fotoskaitymo kursų? Visų pirma, tai yra tiesiog alternatyvus metodas skaityti knygas. Aš tikrai nesiruošiu visas knygas skaityti būtent šituo būdu, tačiau labai džiaugiuosi, kad dabar turiu naują galimybę rinktis, o tai yra labai svarbu. Be abejo, bus knygų, kurias aš tiesiog skaitysiu pasimėgaudamas, lėtai, neskubėdamas, bet tiesiog tai greičiau bus grožinės literatūros knygos, o ne tos, iš kurių aš noriu kažką tai išmokti arba kažką pakeisti savo gyvenime. Taip pat aš atsikračiau jausmo, kad nesu gimęs skaityti knygas. Storos knygos tikrai nebekelia alergijos. Tikrai N kartų padidėjo skaitimo greitis, skaitant bet kokią knygą. Aš dabar pats galiu valdyti, ar aš noriu greičiau ar lėčiau skaityti. Taip pat padidėjo supratimo ir atsiminimo kokybė. Pakankamai greitai susidarau aišku bendrą vaizdą apie knygą. Tikrai žymiai lengviau apsispręsti, ar ta knyga apskritai verta mano dėmesio ir ar dabar yra laikas ją skaityti. Pakankamai greitai pamatau knygoje ir atrandu knygoje 20% tos svarbiausios informacijos ir tiesiog nebegaištu laiko 80%, kas yra, kiekvienoje knygoje yra daug vandens pilstymo, tai tiesiog išmokau nebegaišti laiko ten, kur man šiuo metu neverta. Ir apibendrinant, ar Algirdo Karaliaus fotoskaitymo kursai jums? Jeigu jūs esate labai užsiėmęs ir jums trūksta laiko knygoms,
Jei norite išmokti, kaip per kelias valandas perskaityti knygą, jei norite mokėti savarankiškai ir efektyviai mokytis jums svarbiose gyvenimo srityse, jeigu norite mokėti atrinkti, kurias knygas apskritai verta skaityti, taip pat jeigu norite išmokti, kaip atskirti 20% jums vertingo ir aktualaus turinio šiandien ir kaip tiesiog negaišti 80% su vandens pilstymu kiekvienoje knygoje. Taip pat galbūt kaip tiesiog padidinti skaitimo tempą keletą, o galbūt keliasdešimt kartų. Ir jeigu jūs atsakėte nors vieną taip, tai šie kursai tikrai gali būti jums naudingi. Iš daugelio seminarų ir kursų, kuriuos esu lankęs per savo gyvenimą, šie kursai tikrai davė konkrečias žinias ir davė konkrečius rezultatus. Tačiau, vien kursais apsiriboti nesiūlyčiau, todėl mano patarimas jums po pačių kursų skirti bent jau mėnesį laiko ir skirti pastoviai reguliariai laiko tam, kad išugdytumėte naują įgūdį ir tiesiog patobulintumėte tas metodikas, kurias išmoksite per kursus. Taip pat rekomenduoju kiekvienam surasti savo vis dėlto metodą iš visų gautų žinių. Tiesiog suraskite savo priimtiną ir patogų būdą, kaip skaityti knygas ir tiesiog, kad galėtumėte atsirinkti, kokią knygą kaip skaityti. Taigi, dėkui, kas išklausėte šį video iki galo ir visiems linkiu gero laiko su knyga ir sėkmės.